Sveiki, šiandien aš Imamzadė Sadecho mečetėje, mauzolėjuje. Čia yra palaidotas, čia yra kūnas 7-ojo šytų imamo sūnaus. Reiškia, 7-ojo imamo sūnus, jis yra čia yra šventa vieta ir čia aš šiandien meldžiausi, kad Allahas panaikintų juridinį asmenį Lietuvos Respubliką. Na ką, o Lietuvoje išprotėję teisėjai, kaip išprotėję, politiškai angažuoti, turintis tam tikrus politinius įsitikinimus teisėjai, davė Algirdui Paleckiui, reiškia, dar papildomai dadėjo beveik 2 metus, 10 mėnesių ir 18 dienų, dėl to, kad, kaip jie nustatė, jis šmeižė Lietuvos partizanus. Sprendimas be abejo yra totaliai politinis sprendimas, dėl to, kad taip, partizanai jis nešmeižė, Paleckis nešmeižė Lietuvos partizanų, Lietuvos partizanai iš tikrųjų žudė labai daug žmonių, aš esu į šitą temą labai gerai įsigilinęs, kažkada kartu ir su advokatu Sviderskiu mes darėm panašią bylą. Tai man nėra visiškai jokių abejonių, kad Lietuvos partizanai žudė civilius. Kaip tai vyko? Apie ką aš žinau ir kur aš mačiau dokumentus. Paleckis sako, kad civilių nužudyta 25 000, gali būt. Aš neįsigilinęs į skaičių, aš žinau, kad buvo žudomi žmonės masiškai ir kategorijom. Pavyzdžiui, Kolūkio pirmininkas. Ateina partizanai ir nužudo naktį Kolūkio pirmininką. Kolūkio pirmininkas yra civilis. Lietuvos partizanai buvo bailiai. Jie bijojo atakuoti kareivius sovietus, soldatus sovietų. Jie bijojo pult milicininką, policininką, reiškia, sovietinį. Jie puldavo tik tai beginklius žmonės, tokius kaip civilis Kolūkio pirmininkas. Suprantat, yra sovietmetis, yra kolūkis. Tu niekaip šitos situacijos nepakeisi. Bet koks kolūkis, jam bus ten pirmininkas. Nebus taip, kad kolūkis būtų be pirmininko. Kitas, pavyzdžiui, atvejis, su kuriuo aš labai gerai susipažinęs, kai jie žudė jaunimą, kas įstoja į komsomolą. Suprantat, kaip buvo? Žmogus nori, pavyzdžiui, įstoti į universitetą. Į universitetą, tu neįstosi, normaliai, Stalino laikais, jeigu tu nesi komsomolė. Gal tau pažymį tenai parašys geresnį, suprantat? Tai žmonės stojo į komsomolą. Kažkas galbūt galvoja, kad komsomolas yra gerai. Ir ateina partizanai ir nužudo žmogų už tai, kad jis įstojo į komsomolą. Yra atvejų, kai žudė Lietuvos partizanai mokytoja pakabino klasėje Stalino portretą. Už tai atėjo partizanai ir nužudė mokytoją. Mokytoja yra civilė, o Stalino portretą jį pakabino, tai kad kitaip nebus. Mes turime sovietmetį. Sovietmečių taip yra, kad kabinami mokyklose valstybės vadovo portretai. Stalino portretas. Tai bet kur, jūs nueikit Irane aš dabar, į bet kokią mokyklą nueikit, bus valstybės vadovo portretas. Nes tokia yra tvarka, taip yra. Ant pinigų buvo dažnai istorijos bėgyje kalami valstybės vadovai, tai yra normalu. Tai tu šito nepakeisi niekaip. Ir suprantat, už tokius dalykus partizanai masiškai žudė mokytojas. Mokyklos direktorius žudė, istorijos mokytojas tuo labiau žudė, bet ten nužudytų ir matematikos mokytoja už tai, kad jį pakabino portretą. O jį negali kitaip. Dėl to, kad tokia yra tvarka. Mokykloje turi kabėti valstybės vadovo portretas. Yra atvejų, kai Lietuvos partizanai žudė nėščias moteris. Dėl to, kad tai buvo psichiniai ligoniai, dažnai nusikaltėliai ir fašistų soldatai, fašistų kareiviai, kurie bijojo, kad juos pasodins į kalėjimą. Tai aš 100% pritariu Paleckiui, aš manau, kad labai gerai jis padarė, kad pasakė tiesą apie Lietuvos partizanus. Ir aš manau, kad Paleckis labai lengvai laimėtų šitą bylą Jungtinių tautų organizacijoje. Aš tokias bylas, tokią bylą man yra laimėti kaip pirštą apmišt.
kaip sakė advokatas Vytautas Sviderskis kažkada. Tokią bylą laimėt, kaip pirštą apmišt. Lietuvos psichai, aišku, davė, apie 2 metus, dėl to, kad jie yra psichai. Dėl to, kad teisėjai, yra protiškai viena vertus atsilikę, kita vertus neturi visiškai jokių moralinių principų ir yra pasiruošę už politinę, už tai, kad jos galvai paglostys. Už tai yra pasiruošę parduoti teisingumą. Deja, tokia yra situacija. Tai suprantat, už tokius žodžius, kur tu pasakai tiesą apie Lietuvos banditus, kurie buvo pasivadinę partizanais, tau gali duoti 2 metus kalėjimo. Tai yra baisu. Baisu. Lietuva nėra demokratija. Lietuva nėra demokratija. Tai todėl šiandien šitoj bažnyčioj prie 7-ojo imamo kapo aš meldžiausi, kad Alachas panaikintų juridinį asmenį Lietuvos Respubliką, kad nebebūtų tokio juridinio asmens iš viso, jis mums reikalingas, jis mums nereikalingas, jis man nereikalingas, jis jum nereikalingas, jis reikalingas tik tai vagim, kurie yra Lietuvoj valdžioj. Mano vaikystės draugui Kasčiūnui jis yra reikalingas, šitas juridinis asmo, tik tai jam, ir dar kitiem tikrai nereikalingas. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą